Labas sekmadienis. Galim prasieiti Bitcoiną. Esam visiškai dabar price discovery. Neregėtasi ar ne vandenyse. Ir paskutinį kartą, kai mes žiūrėjom, tai mano entris buvo vat prie 108. Turėjom breakoutą, palikom už mūsų daug visokių fair value gapų. Planavau, kad ant pullbacko dadėsiu prie tradą, nes time and distance statistika rodė, kad minimum pasieksim 114-115 tūkstančių. Aš visada stengiuosi žiūrėti konservatyviai į tokius dalykus ir imti targetus anksti. Tik kai mes buvom šitoje vietoje, nemažai nuėmiau trado, o dar prieš tai sugrįžtant čia, tai čia norėjau dadėti prie trado. Tačiau, kaip matot, pullbacko mes tokio negavom. Mes gavom tokią mažą žvagę štai čia, raudoną, ir viskas. Bet tokio rimto pullbacko negavom, kaip aš buvau pasibraižęs į priekį, ar ne? Mes iš karto tiesiog šovėm. Tiesiog šovėm į viršų. Ir kas dabar yra? Dabar konsoliduojamės, ar ne? Ruošiamės dar vienam judesiui. Faktas, kad būtų labai nice, kad mes kažkiek šito viso judesio susigražintumėm, ar ne? Pakristumėm, ištopintumėm longus, kurie štai čia įlipo. Būtų gerai, kad mes nukristumėm štai čia. Ir nuo čia jau arba nauji highs, kurie būtų 124, arba mes grįžtam prie viso šito range, kas būtų labai liūdna. Time and distance statistika rodo, kad šį mėnesį yra 90% tikimybė, kad mes pasieksim 124 tūkstančius. 90% tikimybė. Pažiūrėsim, ar ne? Galim užsirašyti. Iš karto, kad turėtumėm ant čarto TND stats rodo, kad pasieksim 124K dar Liepos mėnesį. Čia kažkoks netoks gavosi šitas TND stats. Ir pakeičiam į baltą, padidinam šriftą, kad matytumėm, 24, liuks. Pasiliekam prie 124, ar ne, kad aiškiai matytumėm. Visada reikia konservatyviai, kaip ir sakiau, be ego realiai žiūrėti tokius dalykus. Ir jeigu statistika nepasiteisins, bet realiai žiūrėti pačio čarto struktūrą ir ieškoti entry pagal čarto struktūrą, o ne pagal kažkokias naujienas ar kas galimai būtų. Čia gali būti kaip konfirmacija, kad jeigu, pavyzdžiui, nuo čia mes ieškotumėm longo ar nuo čia ieškotumėm longo, kad galim pasiekti, bet principe reiktų labai konservatyviai žiūrėti ir jeigu yra profitas, tikrai bent jau dalį jo nuimti, stop loss entry ir viskas. Tai va, taip viskas atrodo. Toks paprastas sekmadieninis update'as. Labai daug naujienų ruošiam artimiausiu metu, kitą savaitę pasileisim visokių naujovių, prie mūsų prisijungia užsienio analitikai keli, žodžiu, daug visko bus, tai aš dar atskiram video pranešiu viską, kol kas dar nieko per daug išpliurpti nenoriu, bet artėja dideli dalykai. Tai va, ir papildomai, jeigu norit visas šitas naujienas sekti, būti jų dalimi, tai būtinai pasiekit mūsų telegramą. Tai yra nemokama, tenai visas naujienas gausit, matysit ir galėsit patys pirmi prisijungti prie mūsų privačių grupių. Tai va, jeigu jau dabar tai norit padaryti, parašykit mums žinutę, visi kontaktai yra nurodyti, o taip pat ar žiūrit per TikToką, per Instagramą, kad ir per kur žiūrėtumėt, pavyzdžiui, šitie yra mūsų atsiliepimai, TikTok'e rasti, čia yra mūsų narių atsiliepimai. Juos galite rasti antrame pripinantame video, kur raudonai pažymėjęs esu. Ir viskas, ne? Toks sekmadienis. Šiaip laukia atrodo fantastiškas oras, tai pavalgom, pailsim, einam į lauką pasivaikščiot, kas prie ežerų, kas šašlyką kept. Ir sugrįšim arba vakare, arba jau pasimatysim pirmadienį. Ir jeigu patinka tokie update'ai, užmetam laiką. Tai va, iki čaika.